aqui em Shiloh, nesse dia tão importante, que é o dia 8 de setembro de 2008, celebração dos 400 anos da aparição da Bem-amada Mãe Maria nesse lugar sagrado. Ali nós temos uma procissão que estão rezando Salve Maria em todas as estações da Via Sacra, reverenciando também a energia de Mestre Jesus. E hoje para nós, na Pax, e para várias pessoas que acompanham as energias da Comunidade Branca Universal, é o dia do nascimento do corpo físico de Jesus, é Natal. É um momento de renascimento, é um momento de força, de amor incondicional e de luz. Em celebração a esse momento dos 400 anos, ontem eles inauguraram uma estátua do Papa João Paulo II, que esteve aqui em Shiloh há 15 anos atrás, exatamente no dia de hoje, dia 8 de setembro, há 15 anos. Essa estátua do João Paulo II foi inaugurada ontem aqui em Shiloh. Então a gente vai daqui a pouco ouvir as celebrações, as músicas dessa procissão, reverenciando a Bem-amada Mãe Maria. Apsireiškimas Kanos vestuvėse. Galilėjos Kanoje buvo vestuvės, juose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Įsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako, jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė, o kas man ir tau moterie? Dar neatėjo mano valanda. Jo motina tarė tarnams. Darykite, ką tik jums lieps. Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. Jėzus jiems liepė, pripilkite indus vandens. Jie pripylė slibinus. Tuomet jis pasakė, dabar senkite ir neškite stalo prievaizdui. Jie nunešė, paragavęs paversto vyno vandens ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai, kuris ėmė vandenį, žinojo, prievaizdis pasišaukė jaunikį ir tarė jam. Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikai gerą vyną iki šiolei. Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai tikėjo jį. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Mūsų duonos duok šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.